kadangi aš šitoj sferoje esu visą savo gyvenimą, aš nuo mažų dienų tame, pas mane nebuvo tokios istorijos, na, kad galėčiau papasakoti, ar ne, kad ten, tarkim, žaibas trenkė, pakeičiau gyvenimą, arba ten, tarkim, susirgau vėžių ir pakeičiau gyvenimą, arba ten pakeičiau darbą. Pas mane nuo mažų dienų buvo toks aiškus žinojimas, ką aš veiksiu. Tiek, kiek aš tuo metu galėjau, kur man eiti, kaip ruoštis gyvenimui ir taip toliau, tai aš neturėjau tokio kažkokio pereinamojo laikotarpio, tai visą gyvenimą buvo mano gyvenimas ir aš esu prisižiūrėjusi iš tikrųjų visko ir labai nuostabių specialistų ir, sakykime, tų, kurie čia ateina būtent dėl tų pačių pinigų arba dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, populiarumo, dėmesio stoka, bandymas gauti energiją savo ir taip toliau. Bet pati šita sfera, jinai iš tikrųjų jau tokia, aš sakyčiau, tai yra turbūt kiekvienam numeris vienas, va tas dvasinis tobulėjimas, jinai yra kiekvienam būtina. Nes, pavyzdžiui, man teko konsultuoti ir žmonės, kurie yra, na, verslininkai, visiškai, jie nėra nieko nei medituoja, nei praktikuoja, nei domisi, bet jie vis tiek tam savo verslų bent saviugdą, ar ne, žiūri ir jų klausimai yra užduodami, tai kur man pasitempti, tai kas man jie ne taip, tiek, kiek jie sugeba tuo metu. Tai šita sfera, ne, vat, kaip visur skamba tema, kad mes einame 5. dimensiją ir kai kurie jau taip labai jau drąsiai sako, kad mes jau ten, iš tikrųjų tokiom frazėm švaistytis, tai yra tikrai labai toli. Ta prasme, energetiniai atstumai yra milžiniški. Bet kol tu gyveni Žemės planetoje, materija egzistuoja, ar ne? Ir tie patys dvasiniai mokytojai, jie turi irgi mokėti už būstą, pirkti maistą ir taip toliau. Ir materija ji egzistuoja ir ji nėra atjungta nuo to vadinamo dvasingumo. Dvasingumo, kas tai yra, kiekvienas supranta savaip. Bet aš pati gimiau neįsižeminusi. Man prireikė iš tikrųjų turbūt pusę gyvenimo, kol aš tapau tokia įsižeminusi. Aš dabar žinau, kad aš turiu balansą plius minus, aš nebeskraidau, bet didžioji mano gyvenimo dalis buvo ėjimas link įsižeminimo, nes aš tikrai labai labai vargau vieno minties, kad aš turėsiu gyventi Žemės planetoje. Tada man buvo ta fazė tokia, kad svarbiausia yra dvasingumas, taip kaip aš tuo metu jį supratau, o tai reiškia, kad nesvarbu, kiek tu uždirbi, niekas nesvarbu. Svarbiausia yra tobulėti dvasiškai ir padėti tą daryti kitiems. Dabar, kai aš save prisimenu, aš galiu savo atleisti, nes aš buvau jauna. Na, aš dar jauna, bet tarkim, pagal ten buvau dar jaunesnė. Bet dabar aš suprantu, ne tik dabar, aš jau kiek daugybę metų tą suprantu, kad aš iš tikrųjų tai buvo tokia kaip vaikiška pozicija, kad pinigai nėra svarbu, kad materija nėra svarbu, nes į materiją ir iki fizinis kūnas irgi įeina. Tai buvo mano vaikiškumas, kai aš galvojau, kad žmonės, kurie iš viso galvoja ten kažką apie pinigus arba padaro labai didelės konsultacijų kainas, kur ten žmogus negali įpirkti, ar ne, kad jie yra labai nedvasingi, kad tai yra labai negražu, tai yra labai nedvasinga. Aš iš tikrųjų taip galvodavau, kad tai yra kaip taip galima taip nedvasingai daryti. Arba žmonės, kurie ten valgo žuvį, pavyzdžiui, ar mėsą, nors aš pati mėsos nevalgau, bet man tai atrodydavo, aš jų nesmerkdavau, bet aš juos žiūrėdavau taip, tarsi jie dar nedaugo. Iki tavęs. Dar jie nedaugo. Iki vegetaro lygio. Jo, jie dar nedaugo iki šito. Nors aš niekada neturėdavau to tokio, aš iki šiol galvoju, kad tam tikra mėsos rūšis, aš tą žinau, ne tai, kad galvoju, turėtų būti išimta iš žmogaus raciono, kaip ir cukrus, tai yra iš tikrųjų prasti popieriai tą valgyti, bet yra tam tikri momentai, kur jie kaip tik yra vaikiškumas mumise, nedvasingumas, nes aš tikrai tokia idealistė buvau. Aš ir save kankindavau to dvasingumu ir dar kitiems uždėdavau to. Bet aš pradėjau labai anksti, tai kai tu esi paauglys, vaikas, jauna, tai ir taip ten
tų tarakonų galvoje vis daug. Tai aš tikrai nuoširdžiai galvodavau, kad vat, daug pinigų imti yra negražu. Norėti uždirbti pinigų, tai dar negražiau, iš viso labai negražu. Ir vat, visi tie Chanel, Balenciaga, Alaja, visi va šitie, čia yra iš viso kažkoks pasaulis, kuris man yra neįdomus. Ir tik vėliau, kai aš dar giliau įėjau, aš tikrųjų supratau, kad kažkas ne taip. Aš tam tikras lubas pasiekiau ir aš supratau, kad kaip žmonės dažniausiai iš materijos į dvasingumą kyla aukštyn, o man reikia atvirkščiai, man žemyn reikia leistis į žemę ir suprasti, kad aš neperprasiu žemės planetos, kol aš neperprasiu joje esančių taisyklių. O žemės planeta į kom yra unikali, kad čia yra pinigai ir čia yra santykiai. Ir santykiai ir turbūt plačiausias emocijų spektras, kokį galime patirti. Ir pinigai, tai yra kas? Tai yra tavo energijos pasireiškimas materijoje. Ir žmonės, kurie eina dvasiniu keliu, jie turėtų turėti, kuo giliau eini dvasiniu keliu, tuo daugiau pinigų tu turėtum turėti. Jeigu yra atvirkščiai, tu dar esi vaiko pozicijoje, kuri ir ta vaiko pozicija yra painiojama su dvasingumu. Nes yra normalu, didžioji dalis žmonių neužauga laiku, ar ne, mes užaugom šiek tiek vėliau, taip iš tikrųjų. Bet jeigu jums būdingi tokie sakiniai, pavyzdžiui, visata visko pasirūpins. Tai yra tiesa, visata iš tikrųjų visko pasirūpins, bet visata tą gali padaryti tik per tave. Galų galia tu esi ta visata, jeigu tu pats savo neleisi, tai ir visata nepadės. Ir ta jungtis su materija, suvokimas, kad aš apskritai, kai sukūriu kažką astralinėme lygmenyje, savo mentalinėme lygmenyje, aš turiu tai įkūnyti materijoje. Tada yra balansas. Ne tik tada, kada tu svajoji, pavyzdžiui, kad tu padėsi kitiems žmonėms, bet kai tu realiai pradžiai, pavyzdžiui, matai, kad tu padėjai pats savo. Tu gali tą pačiupinėti, tu gali tą matyti materijoje, ar ne, kad tu esi pasirūpinęs savimi, kad tu esi ten pailsėjęs, kad tu esi susitvarkęs savo sveikatą, kad tu gali susimokėti už būstą, kad kai tu dirbi su klientu, tu negalvoji apie pinigus, ar ne, kad tu tiesiog esi pasirūpinęs viskom ir tu gali pilnai atsiduoti savo darbui. Ir tada ateina tas balansas, kai tu net nejauti tavo kalties jausmo, sakykime, ten kažkokio, kad tu imi už tai pinigus, todėl kad tu perpratęs, kad kol žmogus nedavė, jis paimti negali. Tai yra tiesiog fizikos dėsnis. Ir, pavyzdžiui, kadangi man tenka dabar jau pastaraisiais metais dirbti su turtingais žmonėmis, nors prieš 10 metų jie manęs net nematė, jie manęs kaip konsultanto nematydavo. Ir tai yra normalu, nes aš nebūčiau galėjusi su jais susišnekėti. Aš dirbdavau šiek tiek su kitokiais žmonėmis. Dabar, pavyzdžiui, jiems net nejauku man duoti tą sumą, kur iš tikrųjų mano konsultacija kainuoja, visą laiką duoda daugiau. Todėl, kad jie natūraliai jaučia, kad kažkas ne taip balanse. Pavyzdžiui, sako, kaip ir aš tiek restorane palieku. Tai jie užtat ir yra turtingi, nes jie supranta tam tikrus momentus, kad kol tu nedavei, tu paimti negali. Ir Žemės planetoje va šitos nuostabios taisyklės gali mums būti labai nuostabus mokytojas, kad tam, kad tu galėtum duoti, tu turi turėti, ką duoti. Ir jeigu tu nori padėti kitiems žmonėms, tai tu nuo savęs turi pradėti. Tu turi būti pasirūpinęs savimi. Ir materija į tai įeina. Tai yra dvasingumo pagrindas. Kad tu turi būti sveikas. Tam, kad tu būtum sveikas, tu turi gerai maitintis, turėti galimybę prižiūrėti savo sveikatą, ar ne, tam reikia pinigų, nes tau reikia jėgų turėti. Tu turi turėti bazę, ar ne, savo namus kažkokius, patogiai gyventi, tau turi būti šilta, gerai, tai yra bazė, tai yra gebėjimas pasirūpinti savo baziniais poreikiais. Ir jeigu žmogus šito nesugeba, jis yra vaikas dar, ar ne, arba, pavyzdžiui,
vat, kaip man tenka tikrai dažnai matyti, aš Lietuvoje to nematydavau, aš tą, kai užsienyje lietuviams vedu, anksčiau vesdavau, dabar kažkaip Airijoje mažiau. Ką aš matau, kad jie yra išlaikomi, tiesiog išlaikomi valstybės. Ir jie visi, kas antras, nori būti dvasiniu mokytoju. Bet esmė yra tame, kad tu kol kas už savo būtą negali susimokėti. Tu kol kas neturi būna ten ir 50 eurų. Ką tu ruošiesi duoti kitam žmogui? Tu dar, kadangi tu negali pasirūpinti savimi, tai rodiklis, kad ne tik, kad tu vaikiškumo pozicijoje, tu dar esi silpnas. Tai reiškia, toks žmogus, kai jis veda kažką, kas vyks, jis ims energiją iš to žmogaus, kuris pas jį ateis. Todėl, kad bendravimas su kažkokiais, apskritai bet koks bendravimas su kitu žmogumi, tai visada yra apsikeitimas energija. Visada. Aš jau nekalbu apie seksualinius santykius arba kai jums kas nors ką nors veda. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, kodėl žmonės kartais veržiasi ten į kažkokius seminarus, ar ne? Arba į konsultacijas, arba kažkur tai, nes jie žino, kad ten jie gali gauti kažkokią energiją, kuri prikels, kad ir kuriam laikui, ar ne, bet jį prikels. Nes ten sėdi žmogus, kuris tos energijos turi. Bet tos energijos tas žmogus gali duoti arba grupė susirinkusi. Tai čia yra labai tokie subtilūs niuansai, jeigu nepamiršiu, papasakosiu, bet mes turime visada, kai renkame savo, pas ką einam, pasitikrinti jūsų vidus. Žinot, kai būna, sako kažkas ne taip vidus. Su mumis visais kažkas ne taip, bet būna tiesiog iš tikrųjų, kai kurie žmonės yra ne savo vietoje. Ir kai kurie žmonės veržiasi į tą mokytojo poziciją, taip tarsi čia būtų kažkokia super pozicija. Čia yra daugybė minusų. Galėčiau išvardinti kaip -10 tuoj pat. Čia nėra kažkoks tobulas darbas. Ir tikrai yra verslų, kurie yra daug pelningesni netgi. Bet jie turėtų išmokti atsirinkti. Pirmas dalykas, pas ką tu eini, ko tu klausai, netgi podcast'o kokio nors, kur net tų pinigų nesusimokėjai. Ko tu klausai, tuo metu, kai tu klausai, tau yra transliuojama energija, kuri eina per tą vedėją. Tai viskas yra gerokai giliau. Ir aš, kadangi dirbau, aš žinau, kad Lietuvoje savų žmonių labai nevertina ir jeigu aš būčiau iš kokios Australijos ar Havajų ar kokios kitos geros šalies ar Amerikos, o čia kažkokia lietuvė, bet aš jau daugybę metų informaciją gaunu per channelingą. Yra toks metodas, toks ne visų mylimas, bet aš tiesiog skaitau erdvę ir skaitau ir matau, nors aš privengiu apie tai kalbėti, bet kad šiandien jau vos patekau į eterį, tai jau kalbėsiu. Iki ryto. Jo, aš tikrai galiu pasakyti 100%, kad aš daugybę kartų esu mačiusi, kaip vedėjai patys nebūdami energetiškai švarus, pavyzdžiui, su tam tikrom problemom rimtom, veda kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, su tam tikrom esmėm, kurios yra jų energetiniai struktūrai. Ir kartu su tom esmėm vedamos yra kažkokios sesijos ar seminarai. Ir kadangi jie nėra pakankamai profesionalūs, kad tą atsekti, kad jie turi tą problemą, jie būna kartais net patys to nežino. Ir ant kiek tai yra, reikia būti savo vietoje, kad iš tikrųjų tuos dalykus profesionaliai dirbti. Tai reiškia, jūs turite tikrai atsirinkti, pas ką jūs einat, ir jeigu jūs kažką pasirinkote, tai jau paskui prisijimti atsakomybę už tai, kad jūs savo norų ten ir nuėjote. Niekas su ginklu nevertė ten eiti. Savo norų. Reiškia, kažkas ten traukia. Kažkas traukia. Jo, Lana, tu čia taip įdomiai, žinok, pasakoji, aš net neturiu nei kaip įsiterpti, nei ką pasakyti, tai aš dabar pabandysiu, kol tu, kad tu biški pailsėtum, aš pabandysiu maždaug sutrauktai pasakyti, pertikti tą, ką tu pasakei, nes mano klausimas buvo dvasingumas tarp balanso ir materijos, ir tu puikiai, tu taip nuostabiai apibūdinai, kad kažkas tai tokio. Ir prieš mūsų laivą aš, tarp kitko, atsisėdau ir paguglinau, kas yra dvasingumas. Ir
man labai įdomiai buvo, kad lietuviškai dvasingumas buvo įvardinta, kad tai yra aukščiausia nemateriali realybė, vidinis kelias link būties prasmės suvokimo, galiausių vertybių ir reikšmių refleksija. Bet būtent nemateriali erdvė. Ir mes suprantam, kas yra nemateriali erdvė. Taip pat dvasingumas, ar psichologiniu požiūriu dvasingumas siejamas su asmens vidinė harmonija, teigiamų santykių su pasauliu, laimės gyvenimo prasmės pajauta. Tai žodžiu, kas nežino ir nesupranta ir galvoja, kas yra tas dvasingumas, arba angliškai dar vadinamas spirituality, tai tiesiog yra tas nematerialus pojūtis, ten gerbuvis, kažkokia tai ramybė. Ne fizinis kūnas. Ne fizinis kūnas, taip. Bet tai nieko neturi bendro nuo to, kad aš turiu atsisakyti kažkokio tai materialumo. Tai pradėsim nuo to. Ir taip, tai angliškai šitas žodis vadinasi spirituality, o lietuviškai dvasingumas. Ir dėl ko šitą temą užvedžiau aš, būtent irgi todėl, kad paskutiniai 5 metai, kai pardaviau savo verslą, kaip išėjau iš tokios varimo ir pinigų uždirbimo fazės, aš labai daug pasidaviau į visokias stovyklas, festivalius, saviugdos vietas, pati prisidėjau kuriančią bendruomenę UK. Ir aš labai stebėjau, kas vyksta tarp to, kad kas turi pinigų ir kas jų neturi. Tai aš pati tuo metu, iki kol pardaviau verslą, daug dirbau, tikrai daug uždirbau, labai save buvau gerai materialiai aprūpinusi, na ir papuolu dabar jau dvasingumo keliu jau kokią 10 metų iki pardavimo verslo ir papuolu į grupės žmonių, į festivalius, kur yra daug dvasingų ir mano pastebėjimų neturtingų. Kuo dvasingesnis žiūriu, tuo mažiau turi. Ir tą aš pastebėjau ir aš pradėjau analizuoti, kas vyksta, kodėl tai vyksta. Kai kažkadaise aš pradėjau uždirbti gerus pinigus, nes aš neatėjau iš tokio praeities, kur, tarkim, iš labai turtingos šeimos. Aš iš to neatėjau, aš gyvenau paprastą normalų gyvenimą ir tik po to jau man atvykus į UK aš pradėjau uždirbti. Ir kai aš pradėjau eiti į vakarėlius, kur kviesdavo visokius ten įmonių savininkus, direktorius, aš pamačiau ten tuos jau, sakysim, turtingus žmonės, ar ten verslininkus, ir man atrodė, kad jie tokie čia pasipūtę, jie čia tokie susireikšminę ir čia tokie jie visai nedvasingi, nes aš jau saviugdoj buvau tikrai kurį laiką. Ir aš tos žmonės ne tai, kad atmečiau, bet aš galvoju, ne, čia kažkas yra ne taip. Ir staiga, kai aš atsiduriu tarp daug dvasingų žmonių, aš irgi matau, kad yra kažkas ne taip. Ir aš galvoju, tai kur tas balansas, kame reikalas? Tada aš toliau vis bendrauju su turtingais ir aš matau, kokie jie yra dvasingi. Ir aš matau, kad tie turtingi įmonių savininkai, jie yra kartais daug dvasingesni negu tie, kurie, kaip mes kalbėjome, šoka rateliuose ir valosi čakras ir taip toliau. Ir tada aš supratau, kad tikrai saviugda yra didžiulis katilas, tikrai pinigų darimo mašina. Ir vyksta visiška betvarkė, kas liečia saviugdą ir ugdymą savęs, ir ypatingai, kai pradeda eiti kalbos apie gausą. Praplėskim sąmonę, čia turėsim visi gausą, kas yra gausa ir taip toliau. Ir tada atsiranda daug mokytojų, veda webinarus, seminarus ir visus mumis mokina. Tai žodžiu, Lana, man labai patiko, ką tu pasakei apie, pirmiausia, nes tikrai daug ir savo draugų tarpe turiu žmonių, kurie yra dvasingi, bet kaip tu sakai, jie yra neįsižeminę. Ir tikrai su jais bendraujant, aš jaučiu, kad aš esu be galo žemiška, o tie kiti žmonės, jie yra tikrai netokie žemiški. Ir mes, aišku, diskutuojam tomis temomis, aš kalbu iš savo, pusės, tie žmonės kalba iš savo. Tai man labai patiko ir ačiū tau, kad tu paminėjai tai, kad tai yra paprasčiausia nebranda ir ta stadija yra dar tiesiog nebrandos stadija, nes tikrai mes ateinam čia į planetą, į materialinę planetą, kur pinigai yra, ta prasme, svarbu, ar ne? Tai labai dėkoju, kad tą paminėjai ir tikiuosi išgirdo žmonės, kurie tikrai sukasi dvasingume. Ir tikrai jie turėtų atsisukti, jeigu dabar daugiau žmonių prisijungia, matau, turėtų atsisukti nuo pat pradžių, nes tikrai Lanos įžvalgos, tą, ką jinai sakė, yra aukso vertės. Ir kaip Lana pati sakė, Lanos knyga išeina lapkričio gale, gruodžio pradžioje, Lana parašė knygą.
iš kurios 30% būtent yra tema materialumas ir dvasingumas ir jinai grinai leidžia per savo patirtį, kaip iš to... Jo, daugiau kaip apie mokytojų pasirinkimą, apie tos užkulisius, užkulisinius reikalus, kuriuose mes esame. Nebijokit, ten jokių vardų nebus. Iš tikrųjų, ten aš daugiau blogai apie save rašiau, kur aš klydau ir tikrai ten esu paminėjusi ne vieną kartą pavyzdžius, kaip tu būna konsultuoji verslininką kokį nors ir tu matai, kad jis gerokai lenkia tą mergaitę, kuri dvasingas sijonas, mandala ant maikutės ir vien šviesa ir grožis ir gėris, o ten žmonės visiškai kitokie, gerąją to žodžio prasme būna ir blogąją, bet gal man nepasitaiko, jie iš tikrųjų balansą yra išmokę. Aš netgi tiesą pasakius galiu pasakyti, kad žmonės, kurie yra tokie verslininkai, pasiturintis dėl kažkokių priežasčių, ten ne visi sunkiai dirbo, kad daug uždirbti, jie man turbūt buvo daug didesni kartais mokytojai nei tie, kurie yra tokie, sakykime, išskrydę priežastis. Kodėl? Todėl, kad jie turi tai, ko man reikėjo. Nes sakau, aš žinau, aš suprantu, ką reiškia būti išskridusiai. Aš tokia prabuvau gal kokius 25 metus savo gyvenimo. Aš gimiau išskridusi. Ta prasme, kaip aš gimiau, aš viską, ką aš dariau, ten mokiausi, viską skaičiau, net į sportą vaikščiau, viskas dėl dvasingumo. Ne dėl pinigų, aš iš tikrųjų netgi dabar nieko nedarau dėl pinigų, bet aš žinau, kad jie yra dabar bent jau. Ir aš žinau, kad jeigu žmogus sako, o tai gal galima ten ne 100, o už 5 eurus. Aš dabar pasakyčiau, kad taip tu man rodai, kad tu nevertini. Kažkada prieš 15 metų aš pasakyčiau, žinoma, jeigu jums sunku, nesvarbu, kad jūs rankinuką už 200 eurų nusipirkot ką tik. Jums neužtenka seminarui, žinoma, juk mes visi dvasingi. Nes aš tikrai tokia buvau ir aš suprantu tos žmonės, kurie dabar tokie yra. Ir būna ir 50 metų tokie yra. Ir jie galvoja, kad čia aš esu geras žmogus. Čia tu nesi geras žmogus, čia tu dar vaikiškume, infantilumas dar yra. Ir čia nieko baisaus tame nėra. Ir žmogus, kuris nori būti, pavyzdžiui, pavyzdys, lyderis kitiems, jis neprivalo būti milijonierius, bet jis tikrai privalo gebėti pasirūpinti savimi. O Žemės planetoje tam reikalingi pinigai, todėl kad mes turime fizinį kūną ir visi jūsų dvasiniai procesai taip pat yra procesai smegenyse. Smegenys yra fizinėme kūne. Visi fiziologiniai procesai visą laiką yra sujungti su dvasiniais procesais. Jeigu jūs norite turėti stiprią meditaciją, jeigu jūs norite eiti į gilias patirtis, kažkokias tai dvasinės patirtis, jūsų ir fizinis kūnas turi būti tam paruoštas. Tai reiškia, jūs turite į jį investuoti pinigų. Jūs netgi per tokius elementarius dalykus negalite pinigų atjungti. Jūs turite jų turėti ir norėti jų turėti daugiau nei pakankamai yra normalu. Todėl, kad ir jūs turėtumėte, jeigu jūs einate dvasiniu keliu, jūs turėtumėte pastebėti, kad tarsi su kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau galite sau leisti. Todėl, kad jeigu jūs iš tikrųjų dvasiškai tobulėjat, jūsų psichika susitvarko. Ir ji turėtų tapti labiau struktūrizuota. Reiškia, jūsų emocijos turėtų būti tokios stabilesnės. Ar ne? Jūs neturėtumėte būti, kad šiandien noriu to, rytoj to, šiandien dvasingas, rytoj nenoriu, tokių šokinėjimų priešiškų. Jūsų mintis tampa stiprios. Tai reiškia, jeigu jūs pasižiūrėjot, kažko užsinorėjot, šiek tiek ilgiau, dar ten emocija pasijungia, tai materializuojasi. Labai labai stipriai. Ir pinigai jie visą laiką ateina, jeigu jūs kažko tai norit. Jie iš karto ir ateina ant tos užduoties. Nes tiesiog jūs tampat stiprus magnetas viskam, ne tik pinigams. Jeigu tai nevyksta, dar reikia truputį pasikoreguoti su ta dvasinė evoliucija, nes aš ir pati vedu seminarus apie pinigus. 1-2 kartus per metus, taip ir būna. Ir iš tikrųjų didžioji dauguma kažkodėl galvoja, kad aš esu labai mistinė
išskridusi ir taip toliau, bendraujanti ten su kitom civilizacijom ir taip toliau, kad aš esu va tokia, bet aš esu labai dabar jau žemiškas pakankamai adekvatus žmogus. Užtat aš visą laiką skatinu atsargiai žiūrėti į tos žmonės, pavyzdžiui, kurie yra, nu, tarkim, vienuoliai, ir jums per religijos prizmę pradeda ką nors aiškinti, kaip jūs turite tvarkyti savo verslą, kaip jūs turite, bet nereikia dabar į mane mėtyti ekraną tapkim, jeigu jūs yra labai religingi, bet tikrai aš manau, kad religija kai kur nepadeda, nes, pavyzdžiui, kunigas jums santuokoje nelabai, kad ten gali patarti, realiai žmogus turi tam, kad jis būtų tiek savo, tiek kitiems pagalba, jis turi turėti bazę, stiprią, ant kurios jis stovi. Tai va, tai yra būtina, realiai jūs negalit net pretenduoti į kažkokį konsultantą ar į kažkokį pagalbininką, seminarų vedėją, jeigu jūs neturit visiškai pragyvenimui pinigų. Arba jeigu jūs esate žmogus, kuris turi labai rimtų sveikatos sutrikimų, vien dėl to, kad jūs neprižiūrit fizinio kūno, kas irgi į materiją įeina. Aš nekalbu apie ten kažkokius ten sutrikimus staiga, bet kai žmogus sistemingai save nuodėja, ten, pavyzdžiui, priklausomybė ten kokia nors ar ne, arba ten priklausomybė nuo maisto, nuo alkoholio, čia irgi į materiją įeina. Nes tikrai lygiai taip pat, kaip mes fizinių kūnų rūpinamės, mes materiją, pinigais, ta prasme, irgi turim lygiai taip pat rūpintis. Mes dėl jų negyvenam. Lygiai taip pat, kaip mes ir negyvenam tam, kad pavalgyt. Bet be jų jūs net į konsultaciją ir į seminarą, kur jūs paauksit dvasingai, nenueisite. O patikėkit, geriausi specialistai dažnai kainuoja. Ir kainuoja neblogai. Ir jie labai dažnai nelabai socialiniuose tinkluose ten sėdi ir tiesiog, nes jie yra užsiėmę savo darbu. Tai vat, kas liečia, sakau, materiją, tai pinigai yra labai didelis mokytojas. Ir pinigai parodo, kiek jūs energijos turit. Pinigai, jie iš viso net neeina, jie neatsirenka, jūs geras ar blogas žmogus. Jie eina ten, kur yra energija, kur yra žaidimas, kur yra, jie ateis ten, kur su jais bus kažkas daroma. Tai vat, jeigu jūs, kaip būna, išblukusiais veidais, meldžiasi nuo ryto iki vakaro ir meldžia Dievo, nežinau, atsiųsti pagalbą kokią nors, tai nėra dvasingumas, tai infantilumas. Tai vat, infantilumas į lietuvių kalbą išvertus vaikiškumas, nebranda, taip. ne? Jo, tai labai daug yra iš tikrųjų, kaip sakau, pati per 15 metų saviugdos perėjau per visokiausius ten vedinius, visokiausius kitokiausius, žinai, pakaipas, kažkokių tais ar nedvasingumo mokymų ir visko prisižiūrėjau, bet kažkaip turbūt ganėtinai sustipri, nes daug kas man taip atkrisdavo, aš kažko paklausydavau, pažiūrėdavau ir taip, okei, čia ne man, arba suprasdavau. Dabar labai tu gerą dalyką paminėjai, žinai, apie knygas ir būtent labai čia mumis užkabina šitas dalykas, dvasingumas ir tas finansinis dalykas, finansai ir dvasingumas, kaip skaitai knygas, dabar kaip kurias knygas, kaip kurių tikrai rimtų žmonių ir tikrai geras knygas aš paimu į ranką dabar ir aš pradedu skaityti ir aš kažkokį puslapį atsivertus skaitau ir savo sąmonę aš suprantu, kas ten parašyta ir ten aprašyta visiška tiesa, ten liečiamas yra materialumas ir pinigai, bet aš net suvokiu, kaip žmogus kitoj brandos stadijoje, kitam sąmonės galbūt lygmenyje, jisai visai kitaip interpretuoja tą tekstą ir tada jisai užsimeta savo kažkokius tai, žinai, tokias lubas, kas liečia materialumą. Ir tada jisai, tokių tikrai teko nemažai sutikti, jie galvoja, kad, žodžiu, materialumas visai čia kaip ir nereikalinga, čia ateis gausa beveik man nieko nedarant, žodžiu, ir taip toliau. Tai jo, tai labai visi šitie mokytojai. Dabar, žinai, ką galvoju, kaip planą pasakyti žmonėm, perduoti žinutę, nes kas iš to, kad mes kalbam, kad mokytojus pasirinkti yra svarbu ar ne, ir svarbu, iš ko mes gaunam tą informaciją energetiniam lygmenyje, ar ne. Ir
Kaip pasirinkti tą mokytoją? Pavyzdžiui, aš iš savo pozicijos visą laiką žinojau ir dabar pasakysiu, kad dažnai kur nors, pavyzdžiui, būdavo arba kviečiama, arba kažkas vykdavo, ir nesvarbu čia Londone ir Lietuvoje. Kai kuriem dalykam man būdavo visiškai vidinis ne, ir ten aš net nesukdavau galvos, kodėl taip yra, aš tiesiog tikėjau vedimu. Bet kai kurios žmonės susakė, juos traukia kažkas tenais. Ar ten geras marketingas, nes kai kurie turi gerą marketingą, ar to žmogaus tembras traukia, ar kaina kažkokio gal nemokamai daro. Nu, ir juos ten traukia, ir jie tenais eina. Ir jau jie saviugdai ugdo save, ten pavyzdžiui 10 metų turėtumėm dvasiškai augti, tai ir materija turėtų augti, bet ten 10 metų niekas neauga. Kaip tiem žmonėm rinktis mokytojus, ką jiem daryti? Na, pirmas dalykas, tai jūs, kai žiūrite į žmogų, jūs turite savęs paklausti, kas jame ten tokio nuostabaus jums matosi. Iš tikrųjų, mes, kai kom nors žavimės, vyru ar moterimi, ir mes žiūrim, ir mums kažkas patinka jame. Visada ta žmogu arba nepatinka, kai būna stipri reakcija į vieną arba į kitą pusę. Tai visada yra, kad jūs potencialiai greičiausiai pats tą patį turite. Ne? Tai mes, kai žavimės kitų žmogumi, arba jis turi kažką tokio, kur jums trūksta ir jūs norite to pavalgyti, ar ne? Kai būna, pavyzdžiui, labai dažnai mergaitės bėga pas labai gražius ištreniruotus berniukus, kurie veda seminarus ar moterų ten kokias stovyklas ar taip toliau. Paklausti, tu ko ten eini? Tai greičiausiai, kad trūksta šitų visų seksualumų ir taip toliau. Nes iš tikrųjų, aš kažkada atsimenu, klausiau vienos merginos, sakau, jeigu tu žinai, kad šitas vaikinas yra toks ir toks, tu šitą žinai, kodėl tu pas jį vaikštai? Jis sako, aš į jo seminarus vaikštau dėl to, kad jis yra labai gražus, išsitreniravęs, ištreniruoti pečiai. Na, tiesiog man, aš to ir einu. Ir jinai tą supranta, jinai tą žino. Ir jinai vis tiek ten eina. Todėl, kad trūksta šito apatinių čakrų energijos. Ir iš ten jį tą gauna. Ar ne? Jis tą transliuoja ir jį tą gauna. Tai mesgi vis tiek turim turėti omeny, kad visose lygmenyse mokytojai yra reikalingi. Yra žmonės, kurie transliuoja energiją, sakykime, ant apatinių čakrų. Čia nereiškia, kad ten vien tik pinigai. Ten yra dažniausiai labai daug patrauklumo, seksualumo, ten užsidegimų, užkariauti pasaulį ir taip toliau. Kai jau šitas nebeįdomu, reikia giliau, tada pradedi kreipti dėmesį šiek tiek į tokius mokytojus. Tai kiekviename lygyje, pavyzdžiui, aš kai atsimenu, kai man buvo 18 ir kai man jau buvo leidžiama eiti į mokymus, aš rinkdavausi tokius mokytojus, kurie garsiausius vardus turėdavo. Nes mano vaikiškoje galvoje 18 metų atrodavo, kad jeigu jis visur yra matomas, tu visur jį matai, tai jis tikrai pats geriausias. Vėliau aš jau sužinojau, kad yra toks dalykas kaip marketingas, bet tuo metu mane tai tikrai veikdavo, todėl kad tai veikia beveik visus žmonės. Todėl kad netgi atsimenu, kažkada 2 mėnesius ištvėriau, turėjau vadybininkus, tai jie man sako, žiūrėk, aš atsidarau tavo Facebooką, kiek tu turi sekėjų? 1500. Ai, ar tau negėda? Turi būti bent 5-10 tūkstančių. O tavo ten kažkokie tai... Ne, sako, žmonės, kaip jis paaiškino, sako, žmonės tai veikia psichologiškai. Arba, pavyzdžiui, Instagramą atsidarai 20 tūkstančių. Viskas, žmonės neabejoja. Taip. Ir jie eina ten, kur eina visi kiti. Ir kaip jūs perkate visą kitą? Kaip jūs, pavyzdžiui, perkate drabužius arba, pavyzdžiui, kosmetiką? Moteris žinos, kai išreklamuota kosmetika, tau į galvą įsodinta, kad ji yra kažkokia gera. Tikrai. Paskui tu perpranti, iš to išeini, bet pradžiai tikrai reklama, visur tas skambesys to vardo dažniausiai tai veikia. Bet tai veikia, sakau, kol tu neatsirinkai kol tu dar neturi to pajautimo tokio labai gilaus, kai tu jau moki skaityti erdvę ir tu skaitai tus impulsus, kas yra tikra, kas yra netikra. Nes apsimesti dvasingu, kad ir kas tai yra, pas kiekvieną tai vis kitaip, yra labai paprasta.
Aš užtat visą laiką sakau, kad atsirinkite, žiūrėkite, jeigu žmogus labai labai saldus, visas tobulas, visas šanti, visas toks idealus, ten kažkas yra ne taip. Jeigu jis niekada nekalba, kai jis pasakoja apie save, apie savo pavyzdžius, jis niekada nekalba apie savo kažkokius minusus, tik pliusai, tik nušvitęs, tikrai kai kurie ir sugeba save ten prašvitusiais pavadinti, tai tikrai negali taip būti. Pavyzdžiui, aš tikrai sąmoningai suvokiu, kad aš nesu nušvitusi. Nes mes nušvitimą apskritai suvokiam kaip kažko pabaigą. Dažniausiai, kaip pasikalbi, sako, viskas nušvinti ir viską žinai ir taip toliau. Tai yra tik etapo pradžia. Iš tikrųjų, bet kai būna apibūdina žmonės, kaip jie supranta, kas yra nušvitimas, tai ta pati 5 dimensija, ten nesibaigia evoliucija, ten jinai dar bus ir bus, pusdievė evoliucionuoja. Tai vat, man kai būna jau pradeda žmogus apie save kalbėti, būna gali konstatuoti faktą, ar ne, pavyzdžiui, kad aš galiu tą ir tą, bet adekvatus vedėjas, jis žino, kad jis kažko nemoka, kažką moka, o kur būna Dieve tobulumas ir labai labai, mesgi galim matyti, ar ne, kur būna tas, kaip ir minėjau prieš tai, dvasingumas supainiojamas lengvai su vaikiškumu, kur visą laiką tik sesė mano, visą laiką gražų žodžiai, visą laiką tas, pavyzdžiui, mano atveju dažniausiai taip nėra, bet karts nuo karto aš girdžiu, kad jau aš tai esu labai šalta, ta prasme darbe, jie manęs kitur nepažįsta. Tai yra labai šaltas žmogus, kad labai, sakyčiau, net ten kažkokia tokia visokia, kategoriška ir taip toliau. Aš negirdžiu to visą laiką, bet dažniausiai mesgi užsikabinam ant tų minusinių dalykų, kuriuos išgirstam apie save. Tai aš turiu savo darbo metodus. Ir aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, aš blogai jausčiausi, jeigu aš apsimetinėčiau. Ne? Tai jeigu aš kažko nežinau ar nemoku, aš taip ir sakau. Jeigu aš kažką žinau ir moku, aš taip ir pasakau. Ir normalu, kad kai tu gauni tiesiogiai informaciją tiesiai, o ne ją išgalvoji kažkaip tai, ji yra tiesi. Pat tiesa, ji visą laiką yra tiesi. Ir jinai skamba be jokių kažkokių tai, nežinau, gal tai palaukit, paguglinsiu ir taip toliau. Ne, jinai iš aukštesnių lygmenų gaunama informacija, ji tiesi, ji tiesiog įplaukia į tave ir tu antiek jie gerai jauti, kad tu neabejoji. Normalu, kad yra, tuo metu nėra vietos tam tokiam saldžiam, tai yra žmonių meilė, ta tokia saldi, tokia aukštesnio lygmens meilė, ji yra šiek tiek kitokia. Ten nėra laistoma aukos pozicija. Užtat aš, pavyzdžiui, kai seminaro metu kas nors skatina aukos poziciją, bet, pavyzdžiui, aš silpna, aš vargšė ir kas nors prieina, taip, sesė, ateik, aš tave paguosiu ir taip toliau, aš tame dažniausiai matau, kad tu dar labiau laistai aukos poziciją, todėl kad žmogus pats iš prigimties nėra silpnas. Ir jam reikia tą priminti. Ir nereikia laistyti jo silpnumo dar labiau. Ir reikia atsirinkti, jeigu jums labai norisi būti vargšė auka, jūs rinksitės tuos mokytojus, kurie stengsis dėl savo naudos, jūs ten laikyti kuo labiau, kuo ilgiau įtraukti į tave. Taip. Nes geras specialistas, jis nesieks jums patikti konsultacijų metu, seminarų metu, jam nereikia, kad jūs ten grįšit, negrįšit, jis geras specialistas, jūsų vietą užims kitas, jo darbas jums padėti ir jūs paleisti, o ne jums patikti, kad jūs ten murdytumėte savo ten vargšę aš, jis gali papurtyti, sakyti, alio, atsibundam, baig vaidinti auką, priminti žmogui, kad, nes iš tikrųjų žmogus iš prigimties, jis gali pasiklysti, galvoti, kad vargšė aš, bet atsirinkti, kad jeigu per daug jums nuolaidžiauja, jeigu konsultacijos metu, seminaro metu, stovyklos metu, viską, ką daro, tai jūs girdite gražiausius žodžius apie save, jokių minusų, nieko, kažkas yra ne taip, kai būna per daug saldu. Nes jeigu tu žmogų tik girsi,
bet tu nepriminsi jam, kame reikalas, kodėl, pavyzdžiui, tu nepasieki kažkokių tikslų, tu žmogui nepadėsi, jis negalės dirbti su savimi, tai jam nieko nepadėsi. Taip, žinoma, gera informacija supainiojama, sumaišoma ar ne, su tą gražią informaciją apie žmogų, kad žmogus žinotų, savo jėgą prisimintų, bet kai būna per daug saldu, jūs bando įtraukti kažkur tai, kad jūs vis grįžtumėt ir grįžtumėt. Tai žiūrėkit, ar jums bando įtikti ir patikti. Kai vedėjas nebando patikti ir jis nebando vaidinti kažkokio super tobulo arba rodyti jums, kad jūs esat tobulas, nes žmonėsgi ant komplimentų labai pasimauna, kai jie tik vien tą girdi. Tada, jeigu yra tik taip pat, kažkas yra ne taip. Jums bandoma patikti ne šiaip savo. Jo, dabar, kai tu pasakoji, aš atsiminiau, pavyzdžiui, yra tekę, dalyvauti kažkokiuose, tai ten tikrai brangiai apmokamuose seminaruose, kur tikrai tas dėstytojas kažką dėsto kalbą. Ir jau tu net kartais, ne tai, kad bijai, bet, ta prasme, tu supranti, kad ten nebus palauk, tu supranti, kad, kaip tu sakai, tavo vietą toj kėdėje užims kažkas kitas, žinai, kad, ta prasme, yra toksai kaip ir griežtumas ir, žodžiu, jo, tave mokina kažko, bet aš suprantu, apie ką tu kalbė, tik tais, kaip kitiem perprasti ir, kaip aš sakau, ne tai, kad plaukioti nuo vieno prie kito, bet kaip jiems atsirinkti, nes taip, marketingas yra begalinis, ką tu paminėjai apie tos laikus ir visą kitą, kuriuos galima irgi nusipirkti, nes aš irgi buvau vieną kartą tokią temą pas save parašius postą, gal man čia nusipirkti laikų, nes iš tikrųjų tu atsidarai kito žmogus profilį, ten 12 000, tu iš karto galvoji, wow, žinai, čia reikia pirkti iš jo, žinai, čia kažkoks labai fainas. Matyt profesionalas ir taip, ir labai, labai daug tos klaidingos tos su tais laikais, ar ne, gali labai smarkiai apsigauti, nes kas turi gerą marketingą, investuoja pinigus, tai ten gali bet ką parduoti, mes visi žinom, tikrai galima su geru marketingu parduoti bet ką. Tai šitas dalykas, kitas dalykas, tikrai Facebookas irgi visagalis, atsisėda, belekas gali reklamuoti ir taip toliau, ir daryti kažką tais ir mokinti. Tai vis tiek, aš nežinau, pavyzdžiui, kokį patarimą žmonėm duoti be vidinės tos intuicijos, ar ne, nes aš tai, žinai, gal kaip pasakyčiau, jeigu tu jau ten, pavyzdžiui, esi dvasingumo kelyje, aš nežinau, ten keletą metų ar 10 metų, ir kadangi mes tikrai, jeigu mes dvasiškai augam, materija pas mus irgi auga, jinai turi augti. Ta prasme, čia yra neatsiejami dalykai, ar ne? Tai jeigu tu matai, kad tai nevyksta ir tai tave trikdo, tai turi suprasti, kad galbūt ne ten kažkur eini ir keisti kryptį. Nes kryptį tai reiškia, tai ar gal mokytojus kitus pasirinkti, ar tas visai kryptį, ten nežinau, gal jeigu buvai Veduose, arba buvai tantroje, arba buvai ten dar kitam kažkokiam, ar ne, tenais, nežinau, budizme, ne, tai arba kryptį keitė, arba patį mokytoją keitė. Nes tikrai, kaip tu sakai, einant dvasingumo keliu, mes visų pirma, kas darosi su mumis, mes turim būti emociškai pasidaryti stabilus, emociškai brandus, turim turėti, man patiko, kai tu pasakai, stipri mintis yra, tuomet aišku ir materialumas yra, nes tarkim, mano atveju aš dirbu daug mažiau, bet materija pas mane nesikeičia, tai aš vadinu augimu, nes anksčiau dirbau labai labai daug, kad turėti, o dabar darau daug mažiau, o materija vis tiek yra, tai žodžiu, pastebėti žmonėm, kad jeigu tikrai eini dvasingumo keliu ir pas tave ten nei emociniam lygmenį niekas negerėja, nei supranti materialiam lygmenį negerėja ir tu vis sukiesi ten pat, kur tu buvai prieš 5 metus, taip pat tave suerzina dalykai, taip pat tave sunervuoja dalykai, tu ten taip pat dar su tėvų santykių ten dar kažko nesusitvarkai. Tai man atrodo, čia tada žmogui turėtų būti indikacija, kad galbūt ne tuo keliu, ne taip pasirinko. Kaip aš daviau tą pavyzdį apie merginą, ar ne, pokalbis, kad jeigu tu žinai, kad tas vaikinas, jis vienu metu su 15-20 moterų draugauja, ten tarkim, jis yra toks, jis išnaudoja, jis daro tą ir tą, kodėl tu pas jį į seminarus vaikštai? Tas pavyzdys. Atsakymas, todėl, kad jis ištreniruotas, gražus, seksualus, jį vis dar tenais. Jeigu žmogus nepasiruošęs aukščiau kilti, jis užstrigęs, jis dirba su procesais,
vat, kurie yra pas jie pačioj. Seksualumas neišgyventas, neišsilakstyta liaudiškai šnekant, ar ne? Kai jinai bus pasiruošusi pakilti aukščiau, ji pamatys kitus mokytojus. Bet aš sakau, kaip aš su klientais, tie pas mane visiškai kitokie klientai dabar ir kurie buvo prieš 10 metų, aš jau nekalbant ten, kai aš tik pradėjau, yra visiškai kitokie žmonės. Aš, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, vat, klientai, kurie pas mane buvo šiandien, pasodink juos prieš mane prieš 10 metų, jis man kaip pasakytų sumą, atliekami 500 000, aš sutrikčiau, mano galvoje tokia suma atrodytų per didelė. Dabar, ta prasme, tai yra, tu turi daugti iki kai kurių dalykų. Tu turi daugti iki kai kurių klientų, tavo klientai turi daugti iki tavęs. Bet, Lana, tai kaip nematom vienas kito. Mes, pavyzdžiui, jeigu jis atsisako matyti, ką jam padarysi, mes galim matyti tik tai tą, kuris tuo metu yra mūsų matymo lygyje, su ko mes rezonuojame. Pavyzdžiui, jeigu to labiau, kad kartais nebūtina net keisti, kartais užtenka papildyti. Pavyzdžiui, būna kartais tikrai užtenka pradėti lankyti, pavyzdžiui, sporto klubą. Bet taip paprastai, kad įsijungtų naujos energijos, o ne tik sėdėti medituoti po medžiais. Būna kartais užtenka, pavyzdžiui, derinti dvi skirtingas, pavyzdžiui, visiškai skirtingas kažkokias šakas. Būna kartais užtenka to, kad jūs, pavyzdžiui, pradedate, tarkim, perskaitau knygą ir iš karto einu taikyti gyvenime, o ne neskaityti visas iš eilės knygas ir galvoti, kad jeigu jūs žinot, tai reiškia viskas aišku, nes žinios visą laiką yra menkesnės už būseną. Mesgi į Žemės planetą, kai leidžiamės, mes leidžiamės ko? Mes nesileidžiame ten, kiek pinigų uždirbsi ten, kur nuvažiuosi, mes leidžiamės dėl būsenų, kurias mes patiriame. Per būsenas mes pamokas įmam. Tai būsena yra svarbiausias dalykas. Tai iš esmės, netgi kalbant apie tos pačius mokytojus, ten žmogus patiria kažkokią būseną. Galbūt labai mes... Aš atsimenu savo pačius pirmus mokytojus, pas kuriuos aš ėjau, nei vieno nebuvo kokios nors instagraminės dyvos, arba ten kokio nors Apolono instagraminio su sixpacku, arba kokio nors ten. Pas mane iš karto buvo požiūris, kad mokytojas turi būti, aš jį žiūriu ir užaugusi aš norėčiau būti kaip jis. Aš rinkdavausi tik tokius mokytojus ir vis tiek užtaikydavau nelabai ant kokių. Pavyzdžiui, aš atsimenu, mano pats pirmas, man buvo 18 metų, mano pirmi rebefingo mokymai, aš atsimenu, kaip man tekdavo ten sunkiai vakarais po mokslų dirbti, kad aš galėčiau susimokėti už juos, aš kaip šiandien atsimenu, dar buvo litai ir aš atsimenu, kokia vertybė man tai buvo ir aš atsimenu, man reikėjo užsidirbti pinigų, kad eiti į dvasinius mokymus. Tai šitas irgi svarbu įsiminti, jeigu jūs norit, jūs turit užsidirbti, jeigu jūs norit kažką turėti. Ir aš atsimenu, koks nusivylimas buvo, kai aš įžiūriu ir aš matau, kaip tas dvasinis mokytojas, jis nelietuvis, jis buvo iš Amerikos, ir aš matau, kad būdamas vyras, kuris turi žmoną, vaikų Amerikoje, jis pasiima savo 18 metų mergaitę. Jeigu tu žinai, apie ką aš kalbu, tai neminėk vardo, nusivilus žmonės. Jis pasiima savo 18 metų mergaitę ir ta 18 metų mergaitė jį iš laimės alpsta, nes ją pasirinko šitas guru. Jis iki šiol taip daro. Jeigu tau yra jau 20, tai tu jam per sena, jis pasirenka tik tokias ir jis taip daro daugybę metų. Ir žmonės vis tiek pas jį eina, todėl kad visais laikais bus žmonių, kurie yra neišdirbę kažkokių savo reikalų ir mes prisitraukime prie tokių žmonių. Tai yra normalu. Galų gale niekas nėra tobulas iš tikrųjų. Ir, pavyzdžiui, vis tiek aš galiu pasakyti, kad aš iš jo gavau technikų. Galų gale, ta prasme, aš kažką iš jo gavau. Tuo metu aš dar nemokėdavau atjungti asmenybės nuo profesionalumo. Būna kartais tau tiesiog reikia perimti technikas. Ir viskas. Bet kai mes kalbam apie tokius dalykus, kai yra, pavyzdžiui, darbas ten su channelingu, su ten kokia karmos korekcija, kažkas tokio, kur žmogus turi pasijungti prie aukštesnių kanalų
ir iš ten paimti energiją, ją pertransliuoti žmonėms, va čia yra jau kitas reikalas. Va čia žmogus tikrai turi būti susitvarkęs. Todėl, kad tu negali pasiekti aukštesnių lygmenų, jeigu tu pats energetiškai esi žemai, o aukštesnio lygio būtybės link tavęs nenusileis. Tai tikrai. Tai vat, tu turi gebėti jau būti pakankamai aukštos sąmonės, o tai reiškia, tu turi dirbti daug su savimi. Tai vat, kai būna kas nors nueina į 2 mėnesių kursus ir iš karto kitiems aiškina kažką. Realiai kokius 5-6 metus žmogus turėtų labai intensyviai dirbti su savimi, nes jeigu jis iš karto pakeičia profesiją į tokią, jeigu jis savo vietoje, jeigu jis išsilaikys šioje sferoje, pirmi metai bus taip, kad jis tiesiog važiuos ant kitų žmonių energijos. Ir žmonės net nesuvokdami gali ko puikiausiai tiesiog maitinti tą žmogų savo energiją, nieko ten per daug negaunant. Tai vat, kas liečia tos dvasinius mokytojus, jeigu žmogus nenori pamatyti ir nepasiruošęs pamatyti kažkokio kitokio, arba į jo galvą yra įkalta, koks turi būti dvasinis mokytojas, nu, vat, kaip jis ten turi atrodyti ir taip toliau, nieko čia nepatarsi. Jūs tobulėjat visą laiką ir jums pradeda kažkas tikti arba nebetikti. Aš pati turiu tokių vat, mokytojų, pas kuriuos tiesiog nebesilankau. Aš apie juos blogai negalvoju, bet aš tiesiog matau, kad aš juos aplenkiau. Aš, pavyzdžiui, matau, vat, kad jis vis dar apie tą patį. Apie tą patį. Užstrigęs žmogus ir tu tiesiog jį aplenki ir viskas. Ir jau reikia kažko tai kito. Tai vat, kai žmogus negali pasiekti energetiškai kažko, nes inkaras kažkoks, tai va čia aiškinti gali kiek nori aiškinti. Jie nepasiruošę matyti. Jo, aš žinojau, kad maždaug ta kalba gali va taip pasikreipti apie tai, kad, iš tiesų, žinai, kad vedlių ir ale mokytojų yra daug ir kai tu dar, sakai, pasibaigė ten 3-6 mėnesių kursus, tai gerai, kad dar pasibaigtų. Yra, kur tiesiog pasižiūri YouTube'ai, žinai, kažkokių video ir pradeda vesti mokymus. Arba bet matai, jiems dažnai reikia pasirodyti kokioje stovykloje, kad jie galėtų paskui tave kopijuoti. Aš šitą labai gerai žinau. Aš kažkada viename interviu pasakojau, kad aš neturiu jokios istorijos, kad papasakoti, ar ne, kaip būna kai kurie ten, sėdau į kalėjimą, per naktį suvokiau, kad man reikia padėti žmonėms istoriją. Žmogus iš nusikaltėlio ten kokių super dvasingų hop tapo, staigiai, va taip, per naktį. Arba, pavyzdžiui, ten jau žaibas trenkė, hop, ten kas nors, o aš neturiu tokios istorijos. Ir manęs prašo, kokia jūsų istorija, aš jos neturiu. Kitą dieną gal 10-15 Facebooko draugų rašo, aš neturiu istorijos ir taip toliau. Ar ne? Arba, pavyzdžiui, tu turi autorinės technikas kažkokias, kažkas ateina į tavo seminarą ir būna kartais tikrai garsus mokytojai. Vėliau pamatai, kad tavo technika savaip yra yra jau nukopijuota, nors prieš tai žmogus su to nedirbo. Tai būna labai dažnai jiems reikia į seminarą nueiti, kad jie galėtų kopijuoti. Vat jiems reikia tam nueiti. Ir tai yra tie patys pavojingiausiai. Ir jeigu jūs neatskiriate, pavyzdžiui, tai, sakau, yra nepasiruošimas atskirti. Paprasčiausiai. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, kaip mes būnam iliuzijai, kad dvasingumas svarbiausia, pinigai čia tiek to. Čiagi tokia pati iliuzija, kol tu nedaeisi iki to taško, kad tu matai, kad tu nespėjai tada paskui savo norus be pinigų. Pinigai jie greitai duoda. Ir pinigai, kodėl jie renkasi tik stiprių žmonės? Todėl, kad pinigams greičio reikia. Pinigai, žmogus, jeigu nepasiruošęs, fizinis kūnas nepasiruošęs, pinigai daro didelį spaudimą. Tada žmogus, kad tas spaudimas savo nuleistų, pasąmoningai pradeda ieškoti, kaip tų pinigų atsikratyti. Ten, pavyzdžiui, sugenda kas nors namuose, kažkas ten tokio, kad atsikratyti tų pinigų, ar ne? Nes jie daro spaudimą, kai tu gauni jų per daug, per staigiai, o tu nepasiruošęs jiems. O tam, kad būtum jiems pasiruošęs, tu save turi plėsti ne vertikaliai, o horizontaliai. Čia raktinis momentas, ką tu dabar paminėjai, Lana, kai žmonės sako,
ateina pinigai ir vat ką aš irgi sakau, neparuošta yra jūsų sistema, jūs esate kartais nepasiruošę priimti tos sumos, jūs ten manifestuokit, ką jūs norit hipnozės klausykit, ką norit darykit, jeigu sistema neparuošta tai gausai, kurią tu ten nusipiešęs ir įsivardinęs kažkokiam tai sapnelyje, tai kad jinai net ir rytoj pas tave ateis, tu nieko, tu jos nepaturėsi, va, kaip tu pasakėjai, arba sugers kažkas, arba dar kažkaip atsitiks. Ir dažnai tikrai žmonės žino, kad ten pradeda uždirbti daugiau, žiūrėk, ten pradeda kažkas tai lūžti. Kitas, ir dažnai žmonės įvairias istorijas pasako, va taip apie pinigus sako, nu aš negaliu turėti daugiau, nu va kažkoks yra, kažkoks, žinai, lubos ir viskas. Ir arba sako, iš vis ateina pinigai ir jie greitai visi išdingsta, aš nemoku jų išlaikyti. Tai va tą, ką tu paminėjai, tai čia yra raktinis dalykas, bet kad žmonės išgirstų apie dvasingumą, apie augimą ir apie net gebėjimą juos generuoti